Praeitoj serijai matėte. Aš geriausias Panevėžio prankeris Kasparas. Šiandien filmuosiu naują pranką, kuris vadinasi Pasipiršk merginai. Einame ieškoti naujų aukų. Tu manęs niekada nepaliksi. Gal nesveika? Kas jie yra? Aš nesuprantu. Kaip galim buvo nesuprasti, čia prankas buvo. Ir vėl ta boba. Jezu! O kodėl tu manai, kad jis būtent ateis čia? Dabar, supranti? Ir tu manai, tai jo rankų darbas? Nežinau, bet čia turi būti kažkokia schema. Kad ir koks keistas slaptažodis. Bet to mes čia pirmą kartą. Tad greičiausiai jis pats prieis ir pasiūlys prekę. Geras. Ta laukiam. Sveiki, žiūrovai ir subscriberiai. Šiandien filmuosime naują pranką, kuris vadinasi Aplink Babiloną. Šiandien eisiu aplink Babiloną ir prieisiu prie kiekvienos mašinos ir su jais pasisveikinsiu panevėžiečiam labiausiai nepatinkančiam frazėm, tokiom kaip, pavyzdžiui, Zdarov gaidžiai. Mano pagrindinis pranko tikslas įrodyti, kad čia Panevėžė nėra taip pavojinga ir tikrai čia nėra taip žiauru, kaip visi kalba. Na ką, dabar einame pasisveikinti ir žiūrėsim, kas iš to bus. Zdarov gaidžiai. Ką? Zdarov gaidžiai. Kaip matote, nulis agresijos, visiškai nepavojinga. Na kągi, o dabar galime eiti prie kitos mašinos. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ten vyksta nešvarūs dalykai. Bet aš manau, ten tiesiog stoja paprasti vaikinai, kurie lygiai taip pat sureagos, kaip ir praeitoje mašinoje buvę vaikinai. Nieko nebus. Zdarov gaidžiai. Ai, kaip čia. Sėkmės. Kaip matote, nieko, visiškai nieko, jokių muštynių, jokios agresijos, tiesiog paprasti vaikinai. Na ką, o dabar paneigsiu tą faktą, kad Panevėžė nesaugu iki pat galo visiems laikams. Zdarov gaidžiai. Slaptažodis! Turi teisę tylėti, viską, ką pasakysi, gali būti panaudota prieš tai teismė. Turim pakankamai įrodymų toje pasodinti už filmų piratavimą iš torrent.lt. Kokie torrent? Vyrai, aš video pranką filmuoju. Galėsiu miške pafilmuoti. Kokią mišką? Aš filmuoju. Čia vyr prokurorė. Labas vakaras. Palikite jį man. Ir vėl ta boba. Vyrai, sakėme, mišką važiuosim. Eik, laisvas viskas. Vyrai, aš į mišką visai norėčiau. Laisvas, eik. Jūs sakėt, važiuosim. Nebevažiuosim. Vyrai. Gerai, išsižiokit. Skauda? Tai mes ką nors sugalvosim. Kaip tai, ką nors sugalvosim, gal nuskausminkit? Taip, tiksliai, taip, nuskausminsim. Ir kiek čia dėja dabar? Kas? Nieko nėra. Kiek čia dėti? Gerai. Girdit mane? Ei! Alio! Jums viskas gerai?
Nepraleista paskaita kartais gali kainuoti labai daug. Lankyk paskaitas ir gyvenk laisvėje. Žinau, kodėl Panevėžiečiai nesilanko Kauno klubas. Varom čia vien tik marozai susirenka. Eik, tu ir taip retai tam Kaune būnam. Geriau varom kokias panas pašokdėjim. Kokios dar panos, čia tik lokai, marozai ir dūk. Labas, mama, aš jau grįžau. Kaip sekas, ką veiki? Varyk, kurtų. Man čia 8 tamukas buvo žiauriai pavargau, labai noriu valgyti. Kas kietum? Aš nieko nenoriu. Tai aš galiu mums tada kažko padaryti, gal kažko norėtum? Gal pasinorėtum. Žinai ką, vis dėlto man patinka feministės. O kas čia tokios? Tik tos, kur gina moterų teisės. Kokias dar teisės? Nu, pavyzdžiui, teisė į tokį patį darbą dirbti kaip ir vyram. Kaip suprast? Tokios pat teisės kaip ir vyru? Nu taip, pažiūrėk, mes ariam kaip gyvuliai nuo ryto iki vakaro. Nešiojam plytas, maišom cementą, prakaituojam. Nu ir ką? O tu tik įsivaizduok, jei. Žinai ką? Man irgi tos feministės patinka. Visai neblogas vaizdėlis būtų. Ką ir sakau? Ką žiūri? Viskas ore.